padaroma yra problema, ant bačkos užlipama ir ta problema garsiai rėkiama. Tada ta problema turbūt ten daeina žmonės su kažkokiais batų dėžutėmis nueina į vyriausybę, į Seimą ar dar kur nors ir pramuša projektą. Nu, pavyzdžiui, galiu pavardyti kelis tokius projektus, kurie, Lietuvoje išgarsėjo labai stipriai. Pavyzdžiui, Baltijos vilkas. Buvo įkurta organizacija, 18 metų gyvavo, uždraudė vilkų medžioklę. Vilkų atsirado daugiau negu Švedijoje. Dabar mes 340 vilkų per vienus metus sumedžiojam, kada jų Lietuvoje užtenka turbūt ant 100 su viršum vilkų, ar kelių 200 vilkų užtenka. 340 vilkų. Per tuos metus, kada iš populiacijos sprogimas įvyko, savivaldybė sumokėjo milijonus žmonių žalai atlyginti. Milijonus. Kas iš to gavo naudą? Naudą gavo kažkokia grupė, kuri prastūmė šitą projektą. Tik tai. Žmonės negavo, valstybė negavo, valstybei nuostoliai. Kitas projektas yra kopų saugojimas. Va, šičia pas mus, ponosi. Ir Naturalit organizacija prastūmė projektą. 44 miškus parko teritorijoje nebrandaus miško nukirto plynai. Aš nežinau, kiek ar jie sunaudojo pinigų, nesunaudojo. Žinau, kad jiems visiems projektams buvo 18 milijonų skirta. Kitiem ten kartu ir tas. Reiškia, buvo pažeisti įstatymas, kad neleistina plynas kirtimas, buvo įstatymas biržės dydis, ten nekalbų šliejimus ir taip toliau. Buvo pažeisti įstatymai, bet tas projektas prastumtas. Dabar mes tas kopas, reiškia, žiūrim, degysim, kiek žinau, ir mes žiūrėsim į tą plynę. Ir niekas nekalba, kad pas mus šiltėja klimatas ir taip toliau, ir tai, blogai, bet ne, kažkas tai prastūmė tokį dalyką. Va. Šalia esančios kalbos plynas kirtimas negali. Taip, ant šalia esančios kalbos ir prieš 5 metus tas įvyko, reiškia, 23 metais, kai nukirto. Prieš kokius 5 metus, apie 20 metus diskusija buvo parke su Lapele ir parko direktoriu, kad jūs tik tai pakeiskit taisyklę, paprastą taisyklę, kad parkas pats nusprendžia, derindamas projektą, ar ten reikalingas plynas, ar ten atvejinės kirtimas. Nieko nereikia. Tik taisyklė, viena taisyklė, kad parkas pats nusprendžia, kad va šitą biržę mums labai tinka, čia kalniukas yra. Viskas. Visos tie gėlytės pradės augti, viskas tvarkoja. Va. Paskiau atsirado toks projektas per visą Lietuvą irgi girdėjot apie nendrinukę. Iš Lukašenkos pirkom narveliais vežėm nendrinukę. Aš pernai vasarą Pagrūdieno filmavau net pilną nendrinukių, skraidžioje pas mus Pagrūdy, darželiuose. Pilna, tai nereikia jų saugoti, ten tiek jų yra, kad, jų nereikia saugoti. Tvenkiniuose, gerai Sergėjus sako, tvenkiniuose pilna. Nereikia net pas Lukašenką važiuoti, va šičia reikėjo iš lizgelių susirinkti. Suprantate, kiek buvo ištaškyta pinigų, aš nežinau, kiek buvo ištaškyta pinigų. Milijonai. Jo. O su invazinėm rūšim kiek ištaškė? Taip. Dabar sekantis projektas artėja, ir nežinau, ar dar įvykdytas ar ne, stumbrų. Reiškia, Dzūkija, dabar kol runkelius veža, kol pašarus veža, tie stumbrai tenais staigaliuose laikosi. Nes turi ko ėsti, teisingai, jis niekur jam nereikia nueiti. Jis ateina prie šėryklos ir šalia šėryklos guli. Arba ateina ratuką pasivaikščiodama. Tai jūs įsivaizduokit, kur, kai nustosim šert, jie grįž vėl į Kėdainių. Jie pas Kėdainius, jie iš Kėdainius. Jie pas juos tenais pašarinė bazė aukščiausios rūšės, todėl kad visi runkeliai viskas vietoje panosim ir vėl valstybė moka nuostolius. Vėl valstybė milijonai. O tik tai reikia suskaičiuoti, gal kažkiek pašaudyti, gal kažkiek palikti protingai skaičių, bet ne šimtus. Ir aš garantuoju, kad aš sulauksiu momento,
kiek žinau, dabar atkuriamas mamutas šitas iš geonomo. Reiškia, atsiras, tikrai užlips ant bačkos, pasakys, kad reikia atkurti mamutus Lietuvoje. Garantuoju. Garantuoju, ledynmetis buvo, kopos yra, turi vaikščiot mamutas. Kiek kainuos nesvarbu. Nu, dabar kas liečia dėl tų taisyklių, kur ponas Gaidriukšutis reiškia pristatė. Viena taisyklė tikrai yra teisinga, aš apie ją rašiau Balsiui dar 18 metais ir prašiau, tik žiūrėkite jūs va šitą pakoreguokite, taisykite, reiškia biržos dydis. Biržos dydis yra labai gera taisyklė. Biržos dydės sumažinimas yra gera taisyklė, bet parko teritorija turi būti dar viena taisyklė, kad parko saugotinės teritorijose pats parkas sprendžia, kurią biržę palikti plydai, reiškia nukirst, gal net ir žėlimui, o kurią su atvejiniu. Parkas turi spręsti, bet šito taisyklė turi gyvuoti. Tai nereiks jokių, parkas nusprendė va šitoj vietoj, jiem kalniukas, viskas, va šitą taisyklę reikia būtinai padaryti, kad šitą taisyklę būtų. Dabar dar viena mintis yra dėl apželinčių miškų. Kur laukai apželia miškais. Jo. Žiūrėkit, kas darosi Lietuvoje. Lietuvoje 20 metų mes turim teisę ten tą laikyti kažkokį medinėlį, kuris atžėlė. Paskiau pradeda eiti laiškai iš žemėtvarkos dėl to, kad tu apleidęs ir tau skiria baudas, kad tu apleidai sklypą. Ir viskas, tas žmogelis susiranda čipsų įmonę, atvažiuoja čipsų įmonė ir tą 20-metį beržinėlį, linėlį ar pušinėlį, greičiausia pušinėlį, visą sulik, išrauna kelmus, pasėja avižas ir jas paskiau aparė. Visur tai vyksta. Lietuva per 40 metų nuo 22% padidino miškingumą iki 33%. Ir čia sako blogai. Čia miškininkai nemoka dirbti, ne? Kaip čia yra? Jeigu šita taisyklė gyvuotų, reiškia, kad žmogus gali žemės ūkio paskirties žemės želdinius laikyti, kiek jis nori, taigi kiek išvogtų gamta. Vienas dalykas mokesčiai didesni žemės ūkio paskirties. Valstybė gautų pajamas. Antras dalykas, tas žmogus ar anūkas ar proanūkis galėtų tenais kažkada tai nukirsti, gal namą pasistatyti, gal morkas pasėti. Bet to nėra. Čiagi labai paprasta, tik tai įveskite įstatymą, kad yra įteisinti želdiniai ir jie gali stovėti tiek, kiek nori. Paprasta. Va. Nu ir ką aš galiu pasakyti? Galiu pasakyti, kad baisiausia tai, kad tais purvais drapstosi apie miškininkus net žmonės runkelius auginantys, supranti, tai yra nesuprantatys. Jie nesupranta, kad mes dirbam, tiesiog stengiamės, kad tas miškas augtų. Ir va, kolega sėdė šalia, tuos miškus, kurie dabar kertami, tai mūsų seniai užaugino. Kirvis juos užaugino. Ir jie nesupranta, kad dabar vaikšto po gražius pušynus, kur ten buvo įdėta daug prakaito.